Sveiki! Kasgi naujo šią briuselišką savaitę ir kokie įvykiai jūs turėtų sudominti ir kokiam žiniam pasidalinsiu. Kągi, ilgai trukusi saga, ar Viktoras Orbanas pritars ES paramai, kurią turėtumėm skirti Ukrainai, atrodo atėjo į pabaigą. Štai ketvirtadienį susirinkusi Europos vadovų taryba kaip ir kartu ir vienbalsiai pritarė šiam sprendimui. Kitaip tariant, 50 milijardų eurų speciali programa 4 metų laikotarpiui Ukrainai paremti. Įvairiose srityse, susidedanti iš, sakyčiau taip, negrąžinamos paramos ir iš paskolų skiriama Ukrainai. Ilgai užtruko. Gruodį negalėjo susitarti. Štai šis susitikimas Briuselėje netgi buvo pavadintas Orbano vardu, bet galų gale pavyko. Kodėl pavyko? Todėl, kad aš manau, ES valstybės ir institucijos pasakė prieš kelias dienas, kad jeigu Orbanas ir toliau spiriosis, ES ras būdų, kaip, sakykime taip, pakenkti Vengrijos ekonominiam interesam, o tiksliau neduoti tam tikros dalies tos finansinės paramos, kuri taip saldžiai atrodo Orbanui. Manau, kad tai suveikė. Suveikė ir galų gale sprendimas buvo priimtas, gal su kažkokiam korekcijom, kadangi buvo nutarta, kad po 2 metų vėl bus peržiūrėta ta finansinė perspektyva arba ES biudžetas, bet tai čia yra ateitis. Kiekvienais metais bus duodamos ataskaitos, Europos komisija pateiks ataskaitą, kaip tas programa įgyvenima, viskas tai yra gerai. Svarbiausia, kad priimtas sprendimas, nes ES jau buvo pradėjusi, sakyčiau taip, prarasti savo solidumą ir, sakyčiau taip, jau ne įvaizdį, bet jau grasinančiai atrodyti neorganizuotą, priimant tokius svarbius sprendimus. Šią savaitę paminėjome jau 4 metus, kuomet mūsų kolegos, Britų kolegos pasitraukė iš Europos parlamento, įsigaliojo Brexitas, kitaip tariant, Jungtinė karalystė paliko ES. Ar tai gerai, ar tai ir blogai? Britams spręsti. Mes galime tik stebėti, komentuoti ir panašiai. Mūsų buvę Britų kolegos, kurie apsilankė šią savaitę parlamente, nesakysiu, kad su ašarom akyse, bet labai apgailestaujančiai vertino situaciją, nieko gero, tiesą sakant, neįvyko. Kodėl? Todėl, kad tie pažadai, kurios pateikė tuometiniai ministrai pirmininkai, Cameronas, nieko panašaus neįvyko. Buvo žaista labai rizikingom kortom. Tie visi gražiai scenarijai, jie netapo realybės dalimi, netikrumas atėjo į Didžiąją Britaniją. Patikėkite, štai visi laukia dabar parlamentinių rinkimų Didžiojoje Britanijoje ir kokie klausimai. Tai vaistų trūkumas, tiesą sakant, nutiekamųjų vandenų problema. Didžioji Britanija, Didžioji imperija kaustoma tokių problemų, kadangi savos sistemos nesukūrė, senos atsisakė. Reikia visada pagalvoti. Populizmas visada kainuoja. Šią savaitę vyko kova, sakyčiau, tokia stipri politinė kova Briuselyje, štai dėl šito reikalo. ES yra nusprendusi įsteigti specialią agentūrą, instituciją kovai prieš pinigų plovimą. Ir 9 valstybės, 9 miestai, tame tarpe ir mūsų mylimiausia sostinė Vilnius, konkuruoja, kad gauti šią instituciją. Mes turime vieną instituciją, tai lyčių lygybės. Dabar atėjo klausimas dėl antrosios. Galbūt dalyvavau tuose pristatymuose, nes tikrai sergu ir už Vilnių, ir už Lietuvą, kad mes gautumėm šitą instituciją ir linkiu sėkmės, kad mes nugalėtumėm konkurentus doroje, atviroje kovoje. Visko būna, bet tikiuosi, kad šis kartas Lietuvai bus sėkmingas. Briuselis yra sukaustytas streikų, tie patys ūkininkai, galbūt ne taip, jau sakyčiau, taikingai, kaip tai buvo Vilniuje, ir degė laužai, ir bandyta įsilaužti per pertvaras. Visur ta matyt problema dėl aplinkosaugos, klimato kaitos ir žemės ūkio politikos suderinamumo egzistuoja. Tai nėra vienos Lietuvos problema. Bet aš linkiu, kad visos institucijos tikrai rastų praktinius sprendimus, neleistų populistams spekuliuoti šitą situaciją, nes praktiniai sprendimai yra įmanomi. Ar geriausias būdas deginti miesto centre laužus? Tikrai nemanau. Yra ir grėsmė, ir visi kiti dalykai atsiranda dėl to. Politinis, aš sakyčiau, klimatas kaista. Tai raskime sprendimus ir bandykime susitarti. Toks mano būtų palinkėjimas šiam savaitgaliui. Iki.